Ačiū, gerbiamasis premjerė. Vis daugiau ES šalių imasi riboti prieigą mažamečiams vaikams prie socialinių tinklų. Ir Europos komisijos pirmininkė taip pat spartina šitų sprendimų paiešką. Šioje salėje ankstesnės vyriausybės 5 ministrai švietimo, socialinės apsaugos, teisingumo, vidaus reikalų ir sveikatos taip pat pažadėjo imtis lyderystės ir ieškoti tų sprendimų, kaip apsaugoti mūsų vaikus nuo grėsmių socialiniuose tinkluose. 75% mūsų šalies gyventojų taip pat pritarė tokiam ribojimui iki 15 metų. Kokia yra jūsų nuostata šiuo klausimu ir gal jau esate aptarę ir konkrečius žingsnius, ko imsitės? Kaip žinia, aš esu pateikusi įstatymo pataisas dėl skaitmeninės pilnametystės ribos ir prievolės socialiniams tinklams nustatyti veiksmingas amžiaus nustatymo priemonės. Ar palaikysite? Ačiū gerbiamas Seimo narė. Aš manau, kad jūsų keliamas klausimas, kuris tikrai ir Europoje, ir už Europos ribų yra sprendžiamas ir įvairių turbūt pavyzdžių, turbūt ir Europoje, ir Australijoje, turbūt ir kitose vietose. Jis labai aktualus. Man jisai artimas, nes ir turiu ir pats mažamečių vaikų, kurie gal dar nėra socialinių tinklų vartotojai, bet netrukus bus. Ir kad žinoma, mes turime galvoti apie priemonės, nes ten to turinio suprantama, kad algoritmai išmeta visko ir ten turbūt, kad kai kuris turinys yra ypatingai žalingas mūsų mažamečiams. Aš tikrai mielai atskirai padiskutuosiu ir su jumis, ir su kolegomis ir aš manau, kad skirsim tam deramą dėmesį kartu su kolegomis švietimo ministerijos atstovais, kultūros ir kitais kolegomis, kaip galėtume praktiškai tą užtikrinti. Kad tai nebūtų tik tai, mes siekiam, mes norim, mes išleidžiam gairės, gal mokyklose kažkaip bandom riboti, kai kurios švietimo įstaigos jau pačios priima tokius sprendimus su tėvų bendruomenėmis, tiesiog tas telefonas lieka, sakykime, už klasės ribų. Bet ne tik tai klasėje gyvenimas vyksta ir popamokinis gyvenimas ir ten turbūt ta kontrolė ir tas žalingo turinio vaikams užkardymas lieka aktuali tema. Tai kaip tą padaryti ir techniškai, praktiškai, tikrai pasižiūrėsime ir jūsų iniciatyvas, pasižiūrėsime ir tą egzistuojančią jau gal sukurtą teisinę praktiką kitose valstybėse, kurią gal galim tiesiog nesunkiai integruoti, juo labiau, kad, kaip jūs sakot, visuomenė tokias iniciatyvas palaikytų. Tai aš asmeniškai tikrai linkęs labai rimtai svarstyti ir palaikyti.